Na, apie lažybų bendrovės jų yra tiek daug, kad būtų galima kalbėti labai daug, bet lankytojui įdomiausia pliusai ir minusai, ir iš kurių galima sulaukti problemų norint išsiimti laimėjimus. Tai aš asmeniškai galiu pasakyti, kad iš tokių bendrovių netgi kaip Bet365 esu sulaukęs labai daug problemų, kada, pavyzdžiui, vienas akauntas netgi metus laiko buvo užrakintas ir prie jo nebuvo galima prisijungti net. O visos kitos mažesnės bendrovės, tai labai daug bendrovių, kurios nori notariškai patvirtintų dokumentų ir su kuriuom yra labai daug vargo. Tai aš pats praeitą vasarą savo kailiu įsitikinau, kad jeigu viskas atrodo per daug gražu, tai geriau į tokią bendrovę nelys. Tai pavyzdžiui, buvo tokia bendrovė Winline.bet. Tai vasarą, kada vyksta jaunimo krepšinio čempionatai, statant didesnėm sumom, nėra lengva pasistatyti tiek, kiek nori ir nuolat reikia ieškoti alternatyvų. Tai aš atradau Winline.bet, žiūriu, jie patys pirmi sudėję pasiūla fantastiška, atrodo laimėtant tikrai bus labai lengva. Įdomumo dėliai prisiregistravau prie tos bendrovės. Ir matau, jog maksimalios sumos statymams 500, 600, 700 eurų. Įdomumo dėliai padariau depozitą, kadangi jau prisiregistravau. Tai padariau depozitą, išstačiau tos pinigus, iš pasiūlos išėmė visus įvykius, bet atrodė viskas gerai. Norėdamas patvirtinti tapatybę, netyčia jiems nusiunčiau blogąją savo ID kortelės pusę. Ir kitą dieną gavau laišką, jog mano ID yra patvirtinta. Viskas atrodo puiku, gražu. Dariau statymus, gal per porą savaičių pakėliau 5000 eurų. Ir kai užsimaniau tos pinigus išsiimti, tada prasidėjo linksmybės. Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad turėjau eiti į mūsų Lietuvos krašto apsaugos ministeriją, gauti pažymą, jog niekada nesu tarnavęs armijoje, nes jie prisikabino prie manęs, jog nori karinio pažymėjimo, kad jiems pateikčiau. Tai tokia istorija. Ir su rusiškom bendrovėm, 1xBet, Parimatch, Winline, BetCity, Marafon, su daugeliu rusiškų kontorų yra šitos problemos, jos kartojasi dažnai, jos kartojasi daugeliu žmonių ir reiškia vis dėlto į tokias kontoras geriau vengti. O šiaip kitos kontoros, dabar taip staigiai, Bet-Olimp, pavyzdžiui, dabar naudoju, tai ką tik irgi paprašė krūvos dokumentų, bet viską susiunčiau ir viskas normaliai. Tai tokios, kuo mažesnė bendrovė, kuo jinai yra labiau priklausoma nuo kiekvieno lošėjo ir kiekvienas pinigų išnešimas jai yra skaudus, tuo jinai stengiasi tuos pinigus sulaikyti ir trukdyti, kad žmogus išneštų. Tai geriau dėl to visada rinktis yra patikimas kontoras, tokias kaip Pinaklė, DAFA.bet, bent jau man asmeniškai, kurios, didelių problemų niekada nesukeldavo ir net neuždeda limitų didesnės sumas laimėjus. Tai geriausiai yra vengti nežinomų mažų bendrovų, kuriuose viskas atrodo labai gražu, pasiūla labai graži, tačiau kai reikia pasimti laimėjimus, paaiškėja, kad ne taip viskas ir gražu. Aš visą laiką laikausi tokios nuostatos, kad pralošt mes spėsim visada, o pinigus išlaikyti yra labai sunku. Ir kai kur internetuose, skelbia, rodo žmonės, lošėjai įvairūs, kad jie ten stato po 10, 15, tenais, 7, kad ir tos pačius 8% nuo banko. Tai yra labai dideli skaičiai ir netgi bet kuriam geram lošėjui statant, pradėt statyti, tarkim, po 7, 8, 10%, tai bet kuris geras lošėjas, gali daugiau nei pusę savo banko pralošti per bet kurį blogą laikotarpį, kurių tikrai išpuola labai daug. Tai mano patarimas būtų ir mano nuomonė būtų, kad optimalus procentas tai yra kuo mažesnis procentas, tuo jisai yra geresnis. Nes vis tiek į lažybas turim žiūrėti tik kaip į ilgalaikį investavimą ir į ilgalaikį darbą. Lažybos negali mes galvoti, jog lažybos yra šansas kažkokiam, momentiniai sėkmiai
pasigaut sėkmę ir išspręst kažkokias finansinės problemas. Jeigu turim laisvų pinigų, juos galim dėti į lažybas, bet labai ilgam laikui ir po labai nedaug. Tai optimalus taip, linulio klausime 10 unitų statymas ir bankas 100 eurų. Tai jeigu turi tik 100 eurų, nežinau, vienas unitas čia jau turėtų centais netgi skaičiuotis. Tai aš pats galiu pasakyti asmeniškai, mano patys stambiausi statymai eina maždaug po 2,5–3% nuo banko. Yra vidutiniai statymai, silpnesni statymai, dar smulkesni, tai jie netgi nesiekia 1% nuo banko. Tai kaip minėjau, svarbiausias mano devizas yra toks, kad pralošt visada suspėsi, o pinigus išlaikyti yra sunkiau. Tai kuo mažesnis procentas nuo banko, tuo, manau, yra optimaliau. Filosofas uždavė labai filosofinį klausimą. Taip, tai atsakymas būtų dvejopas ir lažybų bendrovės dirba geriau, bet jos dirba geriau todėl, kad atsiranda daugiau žmonių, kurie lažybose pradeda susigaudyti daugiau ir geriau. Aš manau, kad lieka lažybų bendrovėse vis mažiau ir mažiau tokių klientų, kurie stato vieną klai neteisingai užmėgstamas komandas už patį blogiausią įmanomą variantą ir panašiai. Tai lažybų bendrovės vystosi būtent tokiu keliu, kad jos labiau kontroliuoja lošėjus, labiau limituoja, labiau greičiau atranda tuos žmonės, kurie neša jiems nuostolį. Net ir ta pati Pinaklė, kaip žinom, savaitę ir 2 savaitės labai stipriai padidino maržas. Visą laiką būdavo geriausi koeficientai, dabar neaišku, ar visą laiką tie koeficientai tokie bus. Padidino maržas, labai stipriai muša koeficientus, kada pliusiniai akauntai stato. Tai tas jų vystymasis, aš matau tik tai jų vystymasi per šitą pusę. Kad jie sunkina žmonių laimėjimus, žmonių pasistatymus. Ir jie vis daugiau atranda instrumentų, kaip tą apsunkinti. Ar jie geriau paskaičiuoja linijas? Į šitą klausimą vienareikšmiško atsakymo nėra. Manau, nebent tie patys žmonės ir tie patys lošėjai juos priverčia paskaičiuotas linijas geriau, nes lažybų bendrovė yra toksai dalykas, kad jie neturi nei laiko, nei resursų tenais ieškoti pačių teisingiausių variantų, pačių ten išskaičiuot, keisti metodikas pastoviai, papildyti tas metodikas. Ir viską jiems sureguliuoja žmonės iš esmės. Tai toks jų šita vieta ir yra tas vystymasis. O matydamas savo kelią nuo pradžių iki dabar, tai aš galiu pasakyti, kad kiekvienu etapu aš rasdavau silpnas lažybų bendrovių vietas ir jomis labai puikiai naudodavausi. Vienu momentu vieni dalykai buvo statomi, kitų momentų kiti, trečių, ir tai atrodo, kai kiekvieną kartą jau pradeda atrodyti, kad dabar tikrai nieko naujo neatsiras, už ką bus galima lengvai pelnytis, iš ko visą laiką tas dalykas įvyksta. Tai kiekvieną kartą galima, kiekvienu viso to savo sėkmingo periodo laiku, aš randu kažkokias silpnas vietas, kuriomis kurį laiką eina naudotis. Tai nežinau, ar čia yra progresas. Jo klausimas apie progresas, tai taip, ROI aš neskaičiuoju, pataikymo procento irgi neskaičiuoju. Seniau skaičiuodavau pačioj pradžioj, kiekvieną dieną vesdavausi užrašus, kiek tą dieną prastačiau, ant ko laimėjau, ant ko pralaimėjau, bet vėliau augant bankui, didėjant pinigų kiekiui, daugėjant statymui, didėjant sumom, paprasčiausiai nelikdavo laiko to dalyko daryti. Ir dabar vienintelis matas, kurį aš naudoju, tai yra, nežinau, per blogus laikotarpius stengiuosi neskaičiuoti, per gerus dažniau gal paskaičiuoju, bet tas pagrindinis matas yra pinigų kiekis. Tai aš tik tai tokiu būdu, jeigu suskaičiuoju, bankas paaugęs, reiškia viskas gerai, jeigu bankas sumažėjęs, reiškia kažkur buvo blogai, kažkuriom dienom kažkas prasčiau ėjosi ir stengiuosi ieškoti. Dabar analizai skiriu daug mažiau laiko, negu skirdavau, tarkim, prieš 2 metus.
pralaimėjusių įvykių analizai. Dabar daugiau koncentruojuosi į taip, kad kuo ras daugiau statymų ir kuo daugiau išstatyti, nes bankas pas mane šiuo metu yra labai didelis, dažnai tie pinigai guli be darbo ir pagrindinis dalykas, tai reikia ieškoti, kaip juos pastatyti. Ir dar paskutinė klausimo dalis apie ilgalaikius statymus, turnyro nugalėtojas, lygos čempionas ir panašiai, tai tokių statymų nestatau visiškai. Nes, tiesiog per ilgą laiką daug force mažorų gali įvykti ir tas statymas gali prarasti vertę, gali galbūt ir įgauti vertės, bet vis dėlto, kada ilgas laikas, aš esu linkęs skaičiuoti taip, jog gali ne mano naudai daugiau šansų pasikeisti. Bet šiaip, kas liečia Eurolygas, kasdienius statymus, tai savaitę į priekį aš statau labai dažnai. Žinodamas, pirmadienį išėjo Eurolyga, penktadienį varžybos, penktadienį žinau, kad nebus tokių linijų, be jokių problemų statau pirmadienį. Taip, tai visiškai sutinku, kai pradėjau pilnai užsiimti lažybom, 8, ten 16, tai būdavo tikrai ne 8, tai būdavo 16 ir 18 ir gal net 20 valandų per parą. Ir tikrai, kaip sako klausintysis, pradeda plėšti kepalą. Aš pradėjau ieškoti kitų veiklų, nes, tikrai pirmi 2 metai buvo tokie sunkus, buvau nepratęs, krūvė, įtampa, buvo tokių situacijų, bankas nedidelis, pradėjau nuo nedidelio banko, neturėdamas pinigų, ten po metų jau atrodo esi pakėlęs neblogai ir vis tiek kyla tokios situacijos, kad tu gali netekti viso banko, tai savaime aišku tokie dalykai pradėjo veikti. Prieisim vėliau prie kito klausimo, pradėjau treniruoti vaikus futbolą. Tai buvo toks kaip hobis, kaip pailsėjimas nuo lažybų. Klausimas papildomas dar valdiškų darbelių, kaip dauguma mirtingųjų. Tai aš galiu pasakyti, kad šitas dalykas už nedidelius pinigus sunkus darbas yra reikalingas kiekvienam žmogui. Kiekvienam žmogui tam tikrų etapų gyvenimo yra tikrai reikalingas. Mano gyvenime irgi buvo etapas, kada aš dirbau tą, kaip tu sakai, mirtingųjų darbą. Aš keldavausi 6 valandą ryto ir važiuodavau su troleibusu į darbą. Dirbdavau visą dieną taip sunkiai, kad grįždamas vakare su tuo pačiu troleibusu miegodavau aš troleibuse. Ir aš už tai gaudavau labai nedaug pinigų ir iš tokių pinigų pragyventi neįmanoma. Bet aš žinojau, kad toks darbas yra reikalingas, kaip pasakyti, asmeniniam vystymuisi, žmogaus tobulėjimui. Tai aš tokį darbą dirbau vos ne 2 metus ir aš manau, man jisai davė nemažai. Toliau, kas liečia pasitaškymą pliusų, vėl čia toksai buvo klausimo dalis. Tai aš manau, kad pinigais taškytis yra tikrai labai blogas dalykas ir dabar mintyse greitai perbėgau, kiek pažįstu žmonių, kurie turi pinigų, nei vienas, nesitaško pinigais. Nes kiekvienas, kuris uždirba pinigus, jisai supranta, kaip yra sunku juos uždirbti ir kaip yra lengva juos ištaškyti. Ir man kartais labai juokingas dalykas atrodo, tarkim, kaip internete, kaip, tarkim, jauni žmonės, kurie rodo, kad turi krūvą pinigų, ten daro video visokius savo Facebookuose, kaip jie ten mėtosi su draugais vienas į kitą iš kuprų. Tai čia, man atrodo, visiška nesąmonė ir žmonės, kurie sunkiai uždirba pinigus, taip niekada nesielgia. Kiekvienas iš jūsų galit pagalvoti, turbūt pažįstat kažkokį žmogų, kuris turi pinigų, ar vieną, ar kažkas gal daugiau. Ir ar nors vienas žmogus taškosi pinigais, ten, nežinau, švaisto į kairę ir į dešinę, tai aš bent jau tokių nepažįstu ir aš pats taip nedarau. Kas liečia mašiną, tai taip, aš vairuoju naują mašiną, prieš metus nusipirkau iš salono, bet vėlgi ne iš kažkokios prabangos, ne iš kažkokios puikybės, o iš praktiškumo, nes tokią mašiną išlaikyti ir jos aptarnavimas kainuoja labai pigiai. Nėra jokių rizikų, kad vidury gatvės kažkur sugės, reikės tempti servisą ir ten išleisti krūvą pinigų jos remontui. O džiaugsmus kitokiuose dalykuose galima rasti. Taip pat klausimo dalis apie atostogas. Tai
pačios įspūdingiausios mano atostogos ir poilsis buvo pernai, buvo Monte Carlo teniso turnyre. Ilsėjausi, nestačiau, visą savaitę ten buvau ir tokių kelionių leidžiu savo ir daugiau, ne visą laiką tokių tolimų į užsienį, bet tarkim į Lietuvos kurortus pailsėti ar savaitgalį ar keliom dienom į sanatoriją. Tai labai dažnai tą darau ir savo leidžiu, nes iš tokių dalykų susideda gyvenimo kokybė, taip sakant. Tai tiek.